Sveiki. Parodysiu, kaip įsikelti registrų centro matininko programos įrankius. Jeigu tai ar po geomapo atnaujinimo, ar dar po kokių priežasčių, jų tiesiog mes nebeturime. Neturime galimybės ir įsikelti kaip įrankių juostų standartinėmis priemonėmis. Tai tokiu atveju mes turime rašyti tokią komandą menu load. Spaudžiame Enter, atsidaro toksai langas, kur mes galime užkrauti atitinkamą meniu. Ką mes toliau darome, tai renkamės Browse. Ir mums netinka kažkas tai iš geomapo, mes turime atsidaryti, kur mūsų yra būtent registrų centro meniu failas. Tai ką mes renkamės, tai yra C diskas, Program Files, Autodesk. Tada pagal naudojamą versiją, šiuo atveju 2024 versija, ir ieškome support katalogo. Atsidarome support katalogą ir čia jau matome, kad yra mati.cux failas. Tai dar kartą kelias, C diskas, Program Files, Autodesk, jūsų naudojama AutoCAD geomapo versija ir support katalogas. Pasirenkame mati, spaudžiam Open, pasirenkame Load. Ir viskas, mano įrankių juostos susikrovė. Tai tiek, kad jos susikrovė kitame lange, tai aš jas persikeliu ten, kur man reikia. Tai dar kelios įrankių juostos ir viskas. Ir mes jas jau galime naudoti. Jeigu kartais po tokių veiksmų neatsiranda pačios įrankių juostos, nesvarbu ar viename ar kitame ekrane, galime dar patikrinti, tai paspaudę dešinį pelės klavišą, kur yra mūsų įrankių juostos, ir turime matyti matį, ir ant kiekvienos įrankių juostos turėtų būti uždėta varnelė, kad jinai pati įrankių juosta matytųsi. Tai tiek, iki.